Jerry, ar mes nešakinėsim? Labas vakaras, kaip sekasi jums? Ar žinot, kad šiandien yra Happy Monday Day? Kalendorius, ką rodo jums? Happy Monday. Šiandien mes švenčiam Norvegijoje Happy Monday. Gatvėse. Ir mes sakom, po sekmadienio weekend baisiai nesinori eiti į darbą. Jerry's, po atostogų šiandien ėjai linksmai į darbą. Panašiai. Dabar dėl ko mes Happy Monday Day yra 3 jaunuoliai skateboardistai priėmė Jėzų Kudirkos aikštėje. Tai jau čia gerai. Tiesiog iš pragarų mes juos ištraukėm. Paaiškinom, kaip sekti Kristų. Tai dėl jūsų irgi sustabdė, net pas jūs labai lengvai sustojo. Tai čia ženklas iš Dievo, kad Dievas jūs nori ištreniruoti. Koks pirmas self-destruction weapon? Jerry's nepradeda testą. Kaltės jausmas. Mes viską darom iš kaltės jausmo. Aš taip mane ištreniravo, nes taip neklausiau, kad aš mane niekas negalėjo apkaltinti. Mes visi iš religiškų. Tarybinė armija mane tiesiog pervažiavo su tanku. Aš sakiau, aš netarnausiu, nes aš netarnausiu. Miriau. Mama pirma atbėgo su Jėzumi, jinai susitiko su Jėzum tą dieną. Oh my God. Ir jinai išmeldė mane, Dievas atstatė. Lygiai taip pat su jumis. Kažkas melžys. Dėl ko jūs taip sustojat? Fainai. Nes kažkas melžys. Močiutė, mama, kažkas jūsų giminė yra šventų. Ir sako, Marija, būk gera. Suplauk indus. Justai, būk geras. Ne? Tai va, ką jums daryti? Ką dabar daryti? Jūs turit 3 sekundės aš turiu pasakyti jums. Jėzus labai myli jūs. Gerai, ačiū. Priimkite į savo širdį. Tikrai. O čia yra restoranas, taip kitko. Atsargiai, nesulaužykit stulpo. Oh my God. Wow! Tai va, mes šiandien pamoka gatvėje Happy Monday yra kaltės, kaip užgesinti kaltės jausmą. O jų yra dar 6. Labą dieną. Šiandien Happy Monday, žinot? Tikrai, o jums happy? Aš matau, jūs pokštavo. Wow, sveikinu jūs! Happy Monday! Labai gerai. Švęskit su mumis. Jėzus prisikėlė. Žinot šitą? O, gazdinam žmonės. Aleliuja! Aš Tai jums irgi. Jerry's memoaruose rašys. Va, šiandien ąžuolas nenutiko. Jisai pavargęs. Bet pirmadienį jisai pamatė, kad aš spirgu. Kodėl? Todėl, kad Jėzus myli. Pavyzdžiui, šitą džentelmeną labai. Sveiki, kaip sekasi? Galima paklausti klausimą? Geras klausimas. Vienas žmogus sako, tu jau paklausai klausimą. Ar jums kas nors sakė, kad Jėzus labai myli jūs? Oi, tegu myli, aš Alachą gerbiu. Pažiūrėkit, jisai nusirimina su Alahu. Aleliuja, gerai. Labą dieną, kaip jums sekasi? Galima paklausti klausimą? Praleidau. Žodžiu, 2 sekundės ir Žodžiu, taip, mes mokame šiandien kaltės jausmą. Kaip pažaboti kaltės jausmą? Paklausim žmonių. Hello, sirs. You Lithuanians? Taip, kalbam. Lietuviai. Aš galvoju Italija. Jūs labai itališkai atrodo. Kaip Jerry's nežinojo, kad vienas iš mūsų self-destruction priešų, mes turim 7 iš. Bet pirmas, koksai, kuris mus žudo. Dėl ko Jėzui reikėjo ant kryžiaus eiti? Pirmas priešas. Nu gerai, greitai sakyk. Cukrus. Ne, blogiau. Žinot kas? Kaltės jausmas. Kaltė. Iš kaltės mes ką darom? Klaidas. Mes save naikinam. Taip? O kaip tai nugalėt? Aš buvau taip nudegęs. Matematikos mokytojas Solomeikai padarė viską, kad aš nejaučiau kaltės. Aš nesimokydavau. Tiesiog nesimokydavau. Mama muždavo, aš pilnai neklausiau. Nieko neklausiau, absoliučiai. Manęs nieko. Bet žinot, kas kaltino? Aš pats save kaltinau. Man žmonių nereikėjo aplink. Aš turėjau molbertą, teptukus ir spalvas. Aš tapytojas. Tai va. Bet mes šiandien švenčiam Happy Monday, nes Norvegijoje dabar šituo metu evangelizuoja mūsų grupė. Mes tarptautinė grupė Jesus for Streets. Įsivaizduojat? Tai va, jūs dabar esate tarptautiniam judėjimui.
ir išgirdot Evangeliją. Čia viskas yra tam, kad jūs išgirstumėte Evangeliją.